Labas rytas, 5 diena ryto. Spėkite, ar išdžiūvo mano batai. Tai ne. Bet gerai, kad aš turiu padukus tos ne vienus. Tai žodžiu, einu aš šitos batus užsidėsiu ant duinės. Nu, virš duinės tiksliau karštos palaikysiu. Ir biškį dar apdžiovinsiu. O svarbiausia, kaip bebūtų padukai. Ir padukai bus švarūs. Džiovinu tai batus. Ir vakar čia virtuviai darantis valgyti. Uzbekai buvo tokie du. Ir jie sako, ką tu čia veiki, tipo pradėjo kalbinti mane. Nu ir sakau, tipo, va, projektą filmuoju, ten taip ir taip, taip ir taip. Ir, žinai, papasakau viską, ta prasme, kad iš tikrųjų nusinulinau pinigus visus ir, nu, viską papasakau, kaip yra, žinai. Ir sako, bliamo, tu čia žiauriai. Sako, davai mes tu iš ryto ateik pas mūsų papusryčiausi. Sako, aš nežinau, kada, tipo, kada pabūsi, ta prasme. Nu, sako, vis tiek ateik, gal kažką tokio. Nu, ir žodžiu, dabar tik pats būdavo. Nebuvo, sako, gal kavos gers. Sako, jo, aišku, vis kavos įdėjo. Iš jo, sako, užsikaisi. Labai malonus, paklausiu ir aš, ką jie čia veikia. Tai sako, atvarė fūrą pirkti ir parduoti. Jie pirikupai mašiną. Antras video, einu į parduotuvę. Šiandien, kaip daržovę, ant sumuštinių pasiimsiu svagūną. Svagūnai daug antioksidantų turi. Nu, šiandien palepinsim biškį brangesnę. Už eurus kaip 4 su akcija. Lojalumo kortelė aktyvuota. Įveskite kiekį. Kadangi sūrio dar turėjau ir batoną, tai va pasiėmiau, ta prasme, geresnį biškį saliamį. O šitos pasiėmiau iš bendros patalpos, kažkas gerai atidėjo. Ne kas kažko, tie uzbekai. Nealkoholinio alų. Ką, einu pasidaryti valgyti, pavalgysiu, papusryčiuosiu ir varysiu į darbelį savo. Možete. Karočią, atėjau, pasirodo, jie dabar pusryčiauja. Sako, davai, mes tu padarysim. Aš? Baužys. Uzbekski baužai. Norėjau pasidaryti su mašinį, sako, sėskis nieko nedaryk. Viską aš padarysiu. Valgau su uzbekais prie vieno stalo. Pavalgiau su uzbekais. Susimokėjau už viešbutį 13 eurų, tai minusuojam iš banko. Ir gavau dar dovanų iš administratoriaus. Biškį. Tai jo, palaikymas iš visų pusių. Pirmas laimikis šios dienos. Red Bull. Tai planas yra toks, išsinuomoti garažą ir tada taupyti ant investicijų. Tai dar lovą reikės nusipirkti, ant pripučiamą čiūžinį kokį. Nu, šiandien išvis liūdnai. Rytas daug nežada. Kol kas. Nu, žodžiu, išvis liūdnai, 20 centų tik tai. Stoty. Bet kompensuoja už tai viešbučio bonkės. Tai kaip ir sau. Taip. O, bankyčio turit? Turiu, tik tai pilną palikit. Gerai, da. 1, 2, 3, ačiū. Labai ačiū Jums. Tiek nuėjau Gedimino prospektų ir nei vienoj šiukšlynėj nebuvo nei vienos bonkės. Tikriausiai jau nurinkta yra. Atsiprašau, gal matėt, kas nors rinko bonkės? Ne, mačiau, aš tik atsisvėmęs.
Pirmas pridavimas 12:25. Tai valandą su pusė, valandą kiek minučių rinkau. 4:07. Žinot, ką pagalvojau, gal man nereikia būti nešvariam, tipo kaip bomžai. Taip, aš, ta prasme, vis tiek esu benamis, kaip bebūtų, ir man nereikia nieko vaidinti, reikia būti savim tiesiog ir viskas. Jo, nes čia mano gyvenimas, taip yra, kaip bebūtų. O man pačiam nėra malonu būti nešvariam. Skanaus. Aš nufilmavau jūs, nieko prieš, jeigu veido neuždengsiu. O kodėl bijai? Antrą batarkę. Gerai, viso to sėkmės ir skanaus dar kartą. Ačiū. O kas jau sakykit, apačioj yra? 110 kV kabelį praeina. Ai, čia... Novo sujungimo apačioj yra. Čia elektrija, ne, tie visi? Tik tai. O taip dar kažkas nieko daugiau? Ne, tik Tik elektrai. Kabeliai praeina čia, aukštos įtampos. Supratau, ačiū. Čia buvo kažkuria diena jackpotas didelis. Šiuo metu tuščia. Aš manau, ta kavinė. Nes maišuose buvo juoduose, tokiuose dideliuose. 50. Здоров, draugelį. Čia tavo biznis, ne? Nu, 4 dieną šiandien, 5 dieną renku. Dar sovietiniais laikais galėjai mašiną nusipirkti, namą. Čia... Už bonkę sovietiniais laikais galėjai namą nusipirkti? Jo? Iš kur, ta prasme, už kokias bonkės? Nu, aš kokias, tada buvo 20. Tada buvo 2 kapeikas, tai ten buvo... Viena bonkė 2 kapeikos? Jo. Ir jas išmesdavo visi žmonės? Nebuvo jokių skupkių. Paskiau tik atsidarė skupkis, paskiau pasidarė 10 kapeikų, paskiau 20 pasidarė. Daugiausiai buvo 20 kapeikų. O tai tu irgi benamis? Kas aš? Nu? O ką, iš ko tu gyveni? Visam tai. Kiek gyvenime dar biškį santaupų turėjau, tai biškį kazino šeisdavau. Dabar biškį su kojant sunkiai judau, šitas kas į 7 aukštą buvo iškritęs. Kazino lošdavai? Tai kazino, taigi... Kokį didžiausią laimėjimą esi laimėjęs šiaip per gyvenimą? 1700. Eurų? Nu, tai geriau negu tos bonkės. Ne, tai čia nedidelis laimėjimas. Aš tikrai pasakyti, Anglijoje niekas nerenka, tai tokie maišai mėtosi, tai ten... Anglijai, supranti, nepriima. Ten niekas nerenka, ten... Nes nepriima. Nėra tų. Nu, nepriima tenai. Nu, gerai. Tai neapsimoka. Jie pamatė, kad žmogus renka, tai duoda tau pinigų. Labai save žemini. Ten supranti. Man čia 2 eurus vienas davė. Du? Vienas davė 2 eurus. Pats, o daugiau nieks. Čia aš tikrai pasakyti, aš Anglijai kanapės auginau. Ana? Tai aš uždirbdavau 150 svarų per dieną. Bet tai tu auginai kanapės kaip samdytas darbuotojas, ne? Jo. Viskas tik per dieną uždirbdavau po 150 svarų. Ir svarbiausia, kad žmogus turi nerūkyti, negerti. O kaip tas nepagavo? Namelis negriuvo? Aš pusę metų kalėjime atsigavau. Ai, tai pagavo vis dėlto, ne? Labai rūbai kvepia. Labai rūbai kvepia. O aš gamtoj gyvenu ir aš labai tvarkingai atrodo. O, saky... Šiandien labai tik sušalpau. O, visi kambariai buvo? Kiek kambarių buvo apželdinti? 4 kambariai. Ir visi pilni, ne? Jo. Tai kiek derlių nuimdavai? Vienas derlius 3,5 tūkstančių svarų. Ne, bet tai kilogramais. A, ten kažkas apie 3,5 kilogramų. Per vieną derlių, ne? Jo. Per visus kambarius. Supranti, tie bumbulai krenta ir reikia juos pririšti. Jo. O laisvė tai chemija. Nu, tipo, kaip žinai, kaip kokon. Jo.
Tik man pasakė, sako, nebandyk atsigerti, nes iš karto nukartysi koją. Ne, taigi nutratai tenai tie. Pizdės. Reikia mokėti su švirkštu dirbti. Ir kiek laiko auginai taip? Kol pagavo? 5 metus. O, tai daug. Aš pasidariau tai 135 tūkstančių. 135 tūkstančių. Man pakirto, tai aš 3,5 štukas buvau pasikovojęs, tai tuos pinigus, kur nukirto, tai aš, sako, pasikovojau, iš kalėjimo grįžau, buvau užkasęs miške ir pasilinau. Tai gerai, vis tiek geriau negu... Man reikėjo visus iš karto užkasti. Ai, bet tu tik 3,5 tūkstančių užkasi. Jo. Ai, tai čia iš... O 135 aš dirbau. Tai normaliai, ne? Nu, bet per 5 metus čia. Kiek čia mėnesį gaunasi? Tai čia kaip čia gaunasi. Šiam, kiek 5 metai yra šiam mėnesį? Ką supranti, jos augo 3 mėnesius. Kaip? 3 mėnesius augo, pamatai. Jo. Bet jo, supranti, kaip žmogus. Yra iš oro paima, iš degonės ima. Jis supranti, ima, paskiau yra tokias mažytės. Tai po 2200. Kas? Uždirbdavai. Per metus. Palauk, kažkas čia. Nu jo. Per metus. Ne, 135 tūkstančių. Tai padalink ant 5 metų. 135 tūkstančiai padalinti 60 mėnesių. Tai jo, 2250 į mėnesį. Neapsimoka. Ta prasme, geriau reikėjo tau, žinai, kaip padaryti. Metus paauginti, ant jų dirbti, o po to savo atsidaryti namelį. Aš tai būčiau savo, bet kaip pagalvoju, aš nieko negaliu išeiti, svarbiausia, tik pririšu. Rūbai kvepia, tai aš atėjau, matau, biškį maisto produkciją, tai mano tie draugai buvo įskridę kažkur į New Yorką. Tai čia dabar ir iš Anglijos čia į Lietuvą iškart variai. Kada čia buvo iš viso? Tai čia prieš 3 savaitės buvo. Prieš 3 savaitės grįžai į Lietuvą? Jo, aš Lietuvą atvedau. O lietuviai buvo tie organizatoriai namelio? Ten mafiozai. Nu, mafiozai, suprantu, bet ar lietuviai? Ne lietuviai, suprantu. O jie ką, toliau augina, ne? Ten, aš tikrai pasakyti, ten jau viską pakirto, dervės buvo jau viskas nuimti. Tik čia mano pirštantspaudis buvo likęs. Dėl to ir jau, o aš sakiau, ėjau, apsigyvenau ir pakalbėtau. Kaip benamis. Kaip benamis. Supratau, nu gerai, davai. O kur mėgi šiaip ant suoliuko? Ar ką? Ne, tai čia pas mane viskas sušlapo, dabar eisiu į kitą vietą. Bet o kur mėgodavai šiaip? Krūmuose. Krūmuose, ne? Nu gerai, supratau, gerai, davai, sėkmės. You speak English. Yes. Where's the convenience store, Maxima? Is it here? Maxima? Yeah. You need Maxima? We want a convenience store, you know. Maxima, it's up downstairs, yeah. Labą dieną. Spėkit, kiek surinkau per dieną butelių daugiausia. Мы с Украины. А как вы думаете, сколько я за день собрал? Много? Ну, как вы думаете, евро? На 10 евро. Ну, это очень много надо ходить. Я по 50 километров хожу в день, 50 километров. Ну, ваши ноги вас кормят. А вы сами литовец, да? Да, я Мы сегодня ездили экскурсии на втором этаже отсюда, по Вильнюсу. А вы с Украины, да? Да. Хорошо. Бай-бай, до свидания. Лугнищели. Ką? Moka pinigus. Nu taigi priduodi taromatą. Ai, taromatą, nu. Keturi 8. Galit man dati 10? Žiūrėkit, 4 plus 6, 10, 80 ir aš dar 20 centų duodu.
11 gaunasi. Ačiū labai. Žiūrėkit, kokius pasidariau sumuštinius su paprika ant viršaus. O pačioj va svogūnas. Arbatėlė. Dar turiu sąsainukų. Taip gerai lenda be arbatos netgi. Jaučiu netgi visus suvalgysiu. Visgi vienas liko. Dar gitelį turiu pusę. Dar po to vakare grįžęs pasidarysiu, dar 3 suvalgysiu jaučiu. Man kažkaip sunku užmigti. Užmiegu aš po 2 visą laiką. Ir atsibundu. Šiandien atsibudau 7 ryto. Užmigau po 2:20 gal. Kiek čia maršrutas gal? 3-2 kilometrai šitas maršrutas. Jeigu dar vieną praeičiau, šiam 4, šiam 5. Bliamba, gan daug. Pirmą dieną, antrą dieną, trečią dieną kai lijo. 3,9 vis tiek įvirinau. Pavalgiau ir šitų darbiškių guminukų ir galiu pasakyti to vaiko ar kieno. Skonis toks visų vienodas. Ant viršaus rūgštelio, o vidui pati masė saldė. Visų 3 pakelių. Šiaip jau nebijo, žiūrėk, vos galim pagauti, norint. Tuščia? Nesitlau? Empty? Дядь, завалишь, да, так? Вы на камерах смотрели? Дед, да. Камеры? Это может пранкует, не? Не пранкуешь, старый? Не. Не? Камера, хуямера, думал, пранкуешь. Здорово, дружище. Снимаю, как живу. Как? Ай, как живут бродяги, да? Да. Молодец. Мы сейчас тоже в видео попадем, да? Ну ты, блядь, поддержи, так не бродяга. Поддержи. Еще не закинул ни один. Ну поддержи, так не бродяга. Я бы не сказал, что ты бродяга, да. но как называется путевого? Кроссовки. Бенамио Кайлия. Бенамио Кайлия. Draugas, давай tau gero tosno. Sveikatos, žodžiu, sėkmės. Vakar išsiplovau visus rūbus, sako, jau gerai apsirengęs aš čia. Ką aš žinau, šortai va mano tokie slenger kažkokie. Nu, bet jo, švariai. Aš šiaip normaliai to šortų nenešiočiau, čia man ne mano stilius. Man jie per platus, tokie nuskalbti atrodo, nu, ta prasme mato seni. Kai pavalgiu iškart geriau dirbas, energingas. Ką 5 dienos dar nebuvo jokio realiai incidento, kad grėstų kol kas man pavojus. Uvažuhas tai gaunu ir viskas. Iš bradegų, iš narkomanų. Pametei. Šypsena. O, Volga, pažiūrėkit. Labą dieną. Nešnekat su manim. Ne visi vat malonus yra žmonės. Yra tokių ir kur matai. Visą ignoruoja. Užblūrinsiu tavo veidą. Nedarysiu tau gėdos. Visą laiką nusisukus eitinai. Pažiūrėk. Nu, yra, matai, visokių žmonių yra, bet vis tiek didžioji dalis labai malonų žmonės. Benamio Kailyje galėsi pasižiūrėti save. Vėliau YouTube įkelsiu. Dar tik tai 5 dienas benamis esi. Tu moki lietuviškai? Ką? Ai, gal kurčinė, bilė? Eina, aš jai tenai visą laiką sakiau. Įsiganda. Bet neslėpsiu, iš tikrųjų, va, gauni tokį ignorą ir numuša biškį ūpą. Taip atrodo energingas viską, bet emociškai nebesinori ateiti prie žmonių.
numušė. Pasitikrinu. Labas. Nu, šitą fainą. Vėl gerai. Vėl gerai. Labą dieną. Aš matau jūsų kamerą vaikštat. Jau ne vieną kartą? Ne, pirmą kartą matau. Pagalvojau, ką veiki. Gyventi ir filmuoti tokį projektą ir savį išbandyti. Jo man patys tie darbuotojai sako, geriau neverta tau rizikuoti. Aš šiaip esu pakūręs keletą video, nesimatęs, žiūrėk, tokį pametį. Šypseną. Esi matęs šitą? Ne, nesu. Ne? Arba euras tau, arba dvigubai kitam. Jo, ir kaip iki kiek... Matei? Ne, nemačiau. Iki 500... Kiek ten? 516, 15? 500 turėjau atiduoti. Aš nesitikėjau, ta prasme, gavau ten, 200 galvojau atiduoti maksimum. Ir neima. Na ir va taip gavas. Geras. Supratau. Man buvo įdomu, nes pastebėjau ir galvoju, čia kažkas įdomesnio. Nes aš pats dariau projektą Linas dirba darbus. Ką? Darbus išbandydavau YouTube'ai. Ir kaip? Paleidau prieš metus kokius, gal sakyčiau, tai vis dar. Susilaukiu šiaip pasiūlymų padaryti, bet labiau komercinių. O kiek, ta prasme, ko peržiūrų ten, tipo? 6000 subscriberių pasiekiau ir ten, nežinau, peržiūrų labai nuo darbo priklauso. Žinai, vieniem įdomiau vieni dalykai, kitiem kiti dalykai. Aš tai nesitikėjau, aš galvojau, nakvynės namuose gyvensiu, tai buvau pasiryžęs, žinai, išeiti nakvynės namus, bet, gavos kaip gavos, taip gavos. Bet aš vis tiek benamės skaitau, supranti, kaip bebūtų, žinai. Tik tokia tai belie kokias peržiūros, tenai, kiek daugiausiai, 600 000 vieno video. O, wow, ir lietuviškai? Nu. Čia belie kaip, o Instagram'e tai iš vis nieko, ta prasme. Bet pas mane Instagram'e ir draugų mano nėra nieko, aš nuo nulio, taip, žinai, pasiėmiau ir viskas, nieko. Svarbu palaikyti, man atrodo, tada netikėtai užsikabina. Bent jau tiek. Gerai, man laikas spaudžia. Supratau. Davai. Dar gal selfie pasidarom. Ne, aš nenoriu rodyti. Dar ne? Aš ir nesirodysiu niekada. Aš iš vis supratau. Man iš vis nepatiko labai tas dėmesys. Ta prasme, aš taip esu viską nufilmavęs iš senesnių video, žinai. Akropolį ten prifilmavęs ir eini su kamera ir, žiūrėk, ir mane atpažįsta, žinai, kai su kamera einu. Su kamera pradėjau atpažinti ir taip, man nepatiko tas. Nes, tipo, toks jausmas, kad visur aplinkui tavo pažįstami, klasiokai, tarkim, ane, o tu jų nepažįsti ir tave visi mato, bet, supranti. Taip, žinau, turi ir atsiliepti, jeigu nori ten kažką. Ir, man tas kažkaip iš vis nepatiko, ta prasme, o po to nusiemi ir tokia įtampa, žinai, jauti, nes tie žvilgsniai į tave, taip toliau, tokia įtampa. Nusiemi kamerą ir tokia laisvė, žinai, tipo, ir galvoju, blemba, aš noriu pasilikti šitą, nes aš seniau, aš save filmavau ir visą kitą, nes, galvojau, kad taip reikia, žinai. Ir man taip paėjo, su tuo pametį šypseną, kad nenusifilmavau savęs, paėjo, pamačiau, ką reiškia, tipo, būtent populiarus, žinai, su kamera, kai vaikščiat. Ir galvoju, nesirodysiu, man nereikia to. Va taip gavos. Supratau, gerai, sėkmės projekte. Gerai, visą. Dabar tai nieks net pažįsta Vilniui kažkaip, bet Klaipėdoje, Akropolį būtent, tai buvo man tokių ne vienas. Bet kai Vilniui pradėsiu kelti video šituos, jeigu šaut, irgi atpažinės. Ir plus dabar jau praėjo pusę metų, nes žiemas filmavau tos visus video. Čia kažkas rimto vyksta. Kažkokie apsauginiai. Gal galit pasakyti, kas čia vyksta? Renginys. Renginys tiesiog? Galvojau, kokia iš Seimo kažkas atvažiavo pažiūrėti. Buvo atvažiavę iš ten. Nes apsaugo ten visą kitą? Taip, buvo. Ai, tai dėl to ir yra, ne? Dėl Seimo. Supratau, ačiū. Pilnas. Kai norėčiau atsigerti šito. Atsiprašau, o kur čia тароматы? Таромат сегодня работает? Просят подойти. Нет, не прошу подойти. Где он? Там? Alio. Gražiai atrodo. Gražiai atrodo.
važiavo koks nors autobusas į stotį? Oi, žinokit, labai retai važiuoju, nežinau. Gal žinai, į stotį važiuoja koks nors autobusas čia? Jau į stotį gal važiuoja koks nors autobusas čia? Ты местная? Не очень. Atsiprašau, gal žinai, autobusas koks važiuoja į stotį? A ты местный? Нет. Kas čia per nesąmonė? Tu vietinis? Čia autobusas stotį važiuoja? Gerai. тебя знаешь, А? что важно. Ну так, хочу. Я тебе вот косулю привезли, пожалуйста, давай. Руки мои. Спасибо. Давай, давай. Тут чистая ложка. Садись. А чё здесь? Мясо? Мясо? Короче, žiauriai skaniai buvo. Belia kaip. Pavaras, liuks. Узбекистанские бомжи. Čia davė mėsos man dar čia. Подарок тебе от узбекских бомжей. Мясо. Mėsos. О. Belia kiek ir čia dar. Это на весь месяц. Да.